Sveiki atvykę į įdomios dokumentikos kanalą. Šiandieną grįžtame į paskutinį 20 amžiaus dešimtmetį. Laukinį, be taisyklių laiką, kai Kaunas pelnytai vadinosi mafijos sostinė. Šiame chaose viešpatavo dvi grupuotės – žinomi daktarai su Henriku daktaru priešakyje ir šiandienos mūsų dėmesio centre atsidūręs Remigijus Daškevičius ir jo vadovaujama Daškinių gauja. Daškiniai išsiskyrė savo žiaurumu, jaunyste ir tuo, kad visiškai nepripažino senųjų autoritetų. Tačiau, kai breiko šokėjo suburta jaunimo grupelė tapo viena baisiausių ir įtakingiausių nusikalstamų organizacijų Lietuvoje. Ir kokia tragiška buvo jų lyderio pabaiga. Pradėkime nuo pradžių. Daškinių grupuotės užuomazgos siekia 90-ojo dešimtmečio pabaigą. Remigijus Daškevičius gimė 1968 m. gruodžio 11 d. Kaune. Statybininko ir namų šeimininkės namuose. Jo motina ilgą laiką buvo ligota, todėl negalėjo dirbti įprastų darbų, bet šeimoje išliko kaip malonaus būdo namų šeimininkė. Moteris labai rūpinosi savo 3 vaikais – Remigijumi, jo broliu Artūru ir jų seserimi. Remigijus gyveno Žaliakalnio rajone. Kad ir kaip stengėsi jo tėvai, bet Remigijus susidėjo su problematiška Žaliakalnio vaikėzų kompanija. Nuo mažens jisai buvo nepaprastai ištikimas savo draugams. Jau tada užmezgė pažintį su kauniečiais, vėliau tapusiais Lietuvos sporto ir verslo įžymybėmis. Remigijus boksu susidomėjo būdamas 8 metų. Tuo pat metu apie 1,5 metų jisai lankė ir plaukimą, tačiau vėliau atsidavė tik boksui. Boksą jisai lankė apie 8 metus. Jis užgrūdino jo charakterį, sustiprino pasitikėjimą savo jėgomis bei išmokė pakovoti už save. Jis buvo užsispyręs, su begaliniu noru lyderiauti. Būdamas 16, Daškė jau kontroliavo visą Žaliakalnį. Jaunystėje jis išgarsėjo muštynėmis ir vagystėmis, o vėliau kriminalinėme pasaulyje jisai prasiskynė kelią į aukščiausią nusikaltėlių lygą. 1987 metais Remigijus Daškevičius pašaukiamas į sovietinę armiją. Tačiau jisai išvengė tarnybos atokiausiose Sibiro arba Viduriniosios Azijos regionuose. Tokia laimė jaunam boksininkui nusišypsojo patarpininkavus tuomet garsiam ir įtakingam Kauno Žalgirio krepšininkui. Jis pasirūpino, jog Remigą priglaustų tuometinis sovietų armijos karininkas Česlovas Jezerskas. Netrukus Remigijus buvo perkeltas į Kaune esantį mokomosios desantininkų divizijos sportininkų batalioną. Tarnaudamas armijoje, Remigijus įsitraukė į sportą ir ėmė aktyviai treniruotis. Įvaldęs imtynių techniką, Daškė netrukus tapo Sovietų Sąjungos ginkluotųjų pajėgų armijos kovos čempionas. Grįžęs iš kariuomenės, Daškevičius ėmė burti iš savo aplinkos jaunus, fiziškai stiprius, sportiškus vyrus. Apie juos netgi sklandė legendos Kaune. 1988-aisiais, kai daktarai jau buvo įgiję autoritetą Vilijampolėje, Daškės vadovavimo grupuotė buvo viena jauniausių, tačiau agresyviausių mieste. Jau 1988 rugpjūtį įvyko lemtingas ginkluotas susirėmimas tarp daktarų ir Daškinių prie tuomet populiariaus restorano Pasimatymas. Tai parodė, kad Daškiniai neketina nusileisti. Pats Remigijus pirmą kartą buvo nuteistas 1990 metais dėl turto reketavimo. Jis reikalavo 30 000 rublių iš Jonavos verslininko. Jam buvo skirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė. Atvykęs į Pravieniškes, jisai ten įvedė savo tvarką. Atsėdėjęs vos kelis metus, Remigijus greitai įsitvirtino Kaune. Tačiau tikrasis Daškinių suklestėjimas prasidėjo ypač po 96 metų, kai Henrikas daktaras buvo pasodintas į kalėjimą 5 metams. Kol Henytės nebuvo, Daškiniai ėmė siautėti Kaune ir užėmė dominuojančią poziciją. Jų pagrindinės veiklos buvo reketas, vagystės, o vėliau skverbimasis į legalų ir pusiau legalų verslą. Ypač pelningas verslas tapo cigarečių ir alkoholio kontrabanda. Grupuotės lyderiai ėmė skaičiuoti milijonų JAV dolerių pelną. Daškiniai garsėjo išskirtiniu žiaurumu. Buvo kalbama, kad net patys daktarų veteranai gąsdindavo verslininkus Daškiniais. Jie palaikė ryšius ir su kitomis, pavyzdžiui, Kaliningrado nusikalstamoms grupuotėmis, vykdydami savotiškus barterinius mainus, žudydami vieni kitų konkurentus.
Dideli pinigai ir įtaka greitai ėmė ardyti draugystės. Daškės pavaduotojo Rolando Dromano pravarde Ilgas autoritetas augo. Kol Daškė kartais atsipalaiduodavo ir savaitėmis užgerdavo, Ilgas tvarkė visus reikalus. Tai sukėlė didžiulę įtampą tarp dviejų lyderių. Įvaizdis Daškiai buvo labai svarbus, jisai prisistatinėjo save verslininku. 2000 metais Daškevičius tampa Lietuvos bokso federacijos prezidentu. Jis tuo metu vertėsi kontrabandinių cigarečių verslu, nuo reketo buvo atsiribojęs. O savo artimų draugų rate mėgo girtis, jog yra uždirbęs $10 milijonų. Tačiau viskam ateina pabaiga, o kriminalinėme pasaulyje ji dažnai būna kruvina ir netikėta. 2001 metai. Daškiniai buvo savo galios viršūnėje. Tačiau 2001 metų lapkričio 24 dieną įvyko tai, kas pakeitė Kauno kriminalinio pasaulio žemėlapį. Remigijus Daškevičius buvo nušautas Vilniaus senamiestyje, išeinantis iš picerijos Sant Valentino. Tai buvo profesionaliausiai įvykdyta žmogžudystė Lietuvos istorijoje. Paskutinę savo gyvenimo dieną, maždaug vidurdienį, Daškė su keliais bičiuliais ir merginomis atvyko į netoliese Grigiškių, Stirniuose esantį Prašmatnų viešbutį su pirtimi. Manoma, jog šioje pirtyje jisai buvo sutaręs svarbų susitikimą su įtakingais verslininkais ir teisėsaugininkais, kad aptartų svarbų reikalą. Prieš kurį laiką buvo sulaikyta kelių milijonų vertės kontrabandinių cigarečių siunta. Dar gerokai prieš šią verslo nesėkmę Daškė ir Rolandas Dromanas Ilgas buvo nutarę galutinai atsiskirti. Artimi Daškės bičiuliai teigia, kad tuo metu Ilgas tapęs godus, dalyjantis pelną iš cigarečių kontrabandos. O kiti, kad prisilaikęs sveikos gyvensenos ir galutinai užpykęs ant Daškės, nes šis vis dažniau svaiginosi po kelias paras. Šie nesutarimai buvo gana žinomi, neatmetama, jog tuo galėjo pasinaudoti ir senieji kriminalinio pasaulio autoritetai. Prieš Daškės mirtį jis buvo numeris 1 Lietuvoje. Mėnesius iki jo žūties iš įkalinimo įstaigos į laisvę sugrįžo naujos tvarkos Kaune išsiilgęs Henrikas daktaras, kuris savo klestėjimo laikais privengė Daškės. Kaip teigiama, dar 1997 metais daktaram buvo duotas nurodymas atsikratyti Daškės. Lemtingą lapkričio šeštadienio pavakarę iš pirties Stirniuose Daškė su kompanija išvyko į Vilnių. Maždaug 20 valandą prie Vilniaus ir Trakų gatvių sankirtoje įsikūrusio prabangaus italų restorano Sant Valentino sustojo šarvuotas Daškės BMW, aklinai tamsintais langais. Iš paskos atvyko kuklus, sostinės gatvėse beveik nepastebimas automobilis su ginkluota apsauga. BMW durelės atsidarė, pro jas išlipo Daškė. Jis vilkėjo tamsios spalvos palaidinę ir tokios pačios spalvos kostiuminės kelnes. Ant rankos brangus laikrodis, kaklą puošia masyvi auksinė grandinėlė. Ta vakarą į San Valentino restoraną Daškė atlydėjo jo draugai Redas Ivanauskas, lūpdažis, Giedrius Polita ir 2 simpatiškos išvaizdos merginos. Restorano personalui Daškė buvo gerai žinomas svečias, nes šioje vietoje jis paskutinius 5 metus paskirdavo beveik visus susitikimus su draugais, verslo partneriais, bokso pasaulio žmonėmis. Dažniausiai Daškė savo šarvuotą automobilį pastatydavo prie įėjimo į restoraną. Vienas iš asmens sargybinių neretai likdavo automobilyje, o kiti įsikurdavo picerijoje arba lauke. Paskutinį vakarą Daškė lydėjo 3 apsaugininkai. Kompanija linksmai vakarojo, šnekučiavosi bendromis temomis. Maždaug 23 valandos 8 minutės Daškė su palyda išėjo iš restorano. Ta vakarą su Daškė buvo draugai apmokėjo sąskaitą ir iš restorano į lauką neskubėdami išėjo vienas greta kito. Kai iki Daškės automobilio buvo likę vos keli metrai, netikėtai pasigirdo šūvis. Vienintelis mirtinas šūvis buvo toks galingas, kad kulka kiaurai perėjo Daškės kūną ir net įstrigo restorano kasos aparate. Daškė suklupo greta restorano įėjimo. Reanimobilis su medikais prie restorano atskubėjo praėjus vos daugiau nei minutį po įvykio. Paguldytas į jį Remyga dar kurį laiką buvo sąmoningas, vėliau užgeso. Ta pačią naktį teisėsaugininkai nustatė, kad profesionalus žudikas greičiausiai pasamdytas iš Rusijos. Buvo įsitaisęs priešais piceriją esančiame viename iš Vokiečių gatvės 15 namo 3 aukštų butų.
Bute, iš kurio snaiperis šovė Daškę, buvo aptiktas tvarkingai padėtas, kaip vėliau paaiškėjo, iš vienos pakaunės sodybos pavogtas medžioklinis graižtinis šautuvas su optiniu taikikliu. Šalia jo atidarytas plastikinis ginklo dėklas, o ant grindų mėtėsi tutelė. Atlikęs savo juodą darbą, snaiperis paspruko, palikęs ne tik ginklą, bet ir neuždarytas buto duris. Po kriminalistų atliktos apžiūros buvo akivaizdu, kad žudikas šiame bute kurį laiką gyveno be jokių rūpesčių. Šis butas kone mėnesį buvo išnuomotas pasinaudojus suklastotu asmens dokumentu. Savininkams skambinta iš vogtų mobiliųjų telefonų. Tai buvo tikro profesionalo darbas. Daškės nužudymas tapo viena didžiausių ir ilgiausiai neatskleistų kriminalinių mįslių. Iš pradžių įtarimai krito ant daktarų grupuotės, bet vėliau teisėsauga atsigręžė į vidinį grupuotės konfliktą. Ilgai manyta, kad tai galėjo būti Daškės dešiniosios rankos, Rolando Dromonto Ilgo kerštas arba bandymas perimti visišką kontrolę. Tik po daugelio metų, 2020 metais, teismas pripažino Rolandą Dromontą Ilgą ir Užukauską Rublį kaltais dėl sunkių nusikaltimų, įskaitant galimą Daškės nužudymo organizavimą. Po Daškės nužudymo grupuotė pamažu ėmė byrėti, o liki jos nariai atsidūrė teisėsaugos taikiklyje. Rolandas Dromontas Ilgas ir kiti artimiausi Daškinių nariai galiausiai buvo patraukti atsakomybėn už reketą, turto prievartavimą ir sunkius nusikaltimus. Nors grupuotės pavadinimas išliko, jos nariai ir įtaka po lyderio netekties sparčiai sumažėjo. Daškiniai įsiminė kaip viena žiauriausių ir ambicingiausių Kauno gaujų. Tai tokia buvo Daškinių grupuotės, kuri trumpam tapo galingiausia Kauno šešėlinio pasaulio gauja. Kviečiame pasidalinti savo nuomonę komentaruose. Kokios dar Lietuvos kriminalinio pasaulio istorijos jums atrodo įdomios? Nepamirškite prenumeruoti įdomiausią dokumentikos YouTube kanalą ir paspausti varpelį, kad nepraleistumėte naujų video. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausio dokumentikos video apie Lietuvos nusikalstamo pasaulio istoriją. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.